Kartais ambicijos, aukšti standartai, aukšti reikalavimai tėra žmogaus asmenybės dydžio atspindys. Vat iš esmės žmogus savo esme, jisai nori daug nuveikti, daug padaryti, turėti įtaką, padaryti kažkokią įtaką pasauliui, kitiem žmonėm. Ir, jisai kitaip savęs net neįsivaizduoja. Iš esmės jisai toks yra. Ir labai gerai, kad tokių žmonių yra. Bet labai dažnai po ambicijomis, aukštais standartais, milžiniškais reikalavimais savo ir kitiems slepiasi visai kitos istorijos. Tad šiame įraše ir noriu pakalbėti apie tai, kas gali slėptis po ambicijom ir aukštais reikalavimais, standartais. Sveiki, su jumis Ilona Tamošiūnienė, esu coachingo profesionalė, konsultantė, projekto Drąsa gyventi autorė. Ir tęsiu perfekcionizmo temą. Taip, vėl kalbėsim apie perfekcionistą, apie vidinį perfekcionistą, bet apie kitą jo pasireiškimo kryptį. Nes perfekcionistas, vidinis perfekcionistas, jisai gali mus nukreipti skirtingais keliais. Ir vienas iš variantų yra tas, apie kurį kalbėjau anksčiau, kai mes pasiduodam šitai istorijai. Bet jeigu aš bijau suklysti tam, kad nesusidurčiau su kažkokia nemalonia nuomonė, kad nesusidurčiau su kritika, kad man nepasakytų, kad su tavimi iš tikrųjų kažkas blogai, aš įsisuku į detalės, dėlioju kažkokius dalykus, ir niekaip nepadarau iki galo. Arba net nepradedu daryti. Randu priežasčių to nedaryti. Arba tarkim, bijau, žinau, kad jautriai reaguoju į kitų žmonių nuomonę, kritiką, tai tam, kad aš jos negirdėčiau, aš nieko nedarau, aš nesireiškiu. Aš tikiu, kad su manim kažkas blogai yra. Ir aš savo veiksmais, savo mintim, savo reakcijom, savo veiksmais patvirtinu. Taip, aš nedarau iki galo, aš nepradedu, aš savo pažadu ir vis tiek nedarau. Ir kiekvieną kartą savo įrodau, kad taip, tu iš tikrųjų su tavim kažkas blogai. Taigi matai, gyvenimas rodo, su tavim yra blogai. Tai yra pasidavimas tai istorijai. Bet vidinis perfekcionistas gali nuvesti ir kitu keliu. Tikrai labai dažnai tenka dirbti su moterim, kurios pasakoja apie savo gyvenimą ir aš klausau ir galvoju, wow, tai tiesiog kiek jos nuveikė, kiek jos padarė, kiek dalykų sukūrė, susidėliojo ir tai kelia susižavėjimą, tai kelia didžiulę pagarbą. Bet ką jos sako pačios apie save? Tai, ką aš čia nuveikiau, nieko aš čia nepadariau. Nieko tokio, čia kažkaip gavosi, kažkaip netyčia. Aš darau, kaip ir įdomu, bet nežinau, o kam aš visą tai darau, o vardan ko visą tai. Nėra nei pasididžiavimo savimi, nei džiaugsmo savimi, nei pilnatvės jausmo. Ir taip, tai vidinio perfekcionisto istorija, kuris pastoviai tau sako, kad dar nepakankamai, dar gali daugiau, dar neįrodai, kad su tavim viskas gerai, dar neįrodai, kad tu esi pakankama. Todėl dar vienas projektas, dar vienas diplomas, dar viena sudėtinga užduotis, dar viena veikla, dar vieni mokymai. Ir taip iki begalybės. O tas jausmas, kad su tavim viskas gerai, kad tu esi pakankama, jisai taip ir neateina.
Nes iš išorės negaliu užpildyti tos tuštumos, kuri kažkada viduje atsivėrė, kaip kiaurymė. Patarytum viduje gyventų kiaurymė. Ir labai dažnai tos moteris jos negalvoja apie save, kad su jom kažkas negerai. Jos galvoja, kad jos padarė nepakankamai, kad jos padarė per mažai, kad jos nieko nenuveikė šiame gyvenime. Nors, kaip ir sakiau, iš tikrųjų, kai klausai, ką jos padarė, galvoji, o aš irgi taip norėčiau. Vat. Ir taip šaknys šitos istorijos slypės taip pat pažeistoje savivertėje. Arba tame jausme, kad aš nepakankamai, manęs yra per mažai. Ir tam, kad pasijausčiau pakankama, aš turiu daryti daugiau, geriau, gražiau. Bet skirtumas čia tas, kad čia yra daug veiksmo. Bet motyvas koks? Motyvacija gali būti skirtinga, ne? Vat vieni žmonės tai daro, nu, tiesiog jie kitaip neįsivaizduoja. Ne? Vat iš jų esmės tai eina. O mūsų atveju motyvacija bus kokia? Užpildyti tą tuštumą. Bet kad pasijaučiau gerai su savimi visų pirma. Ir čia netiek svarbu, ką kiti apie mane galvoja, nes jie paprastai galvoja apie tave gerai. Na, jie mato realybę, kiek tu daug nuveikiai, kiek tu, kokio dydžio yra tavo asmenybė, bet tu nematai taip savęs. Ir čia vat toks labiau santykis su savimi, požiūris į save, nes išmokai, kad tave įvertins, mylės ir palaikys tik tada, kai, na, pirmas dalykas, viskas bus idealiai ir bus labai daug visko. Bet buvo aukšti reikalavimai pastoviai ir tu niekada iki jų nedatempiai. Nu, tarkim, mane, e, lankiai kokį būrelį vieną. Ir sakė, ne, žiūrėk, žiūrėk, ne, dar turi tą būrelį lankyti, tą būrelį. Ir tu supranti, kad, nu, jo, ir tuos pradedi lankyti. Ir vis tiek dar per mažai, ir vis tiek dar tavim nesididžiuoja, dar tavim nesidžiaugia. O tai reiškia, kad tu nepakankamai padarėjai. Na, tiesiog, šaknys tos pačios, bet pasireiškimas išoriai, jisai tarytum į priešingas puses. Pirmu atveju pasiduodu ir susitaikau su tuo, kad nu aš tokia esu, aš va šitai istorijai pasiduodu, kad su manim kažkas negerai, aš esu nepakankama ir atitinkamai elgiuosi. Ne? Tai kitu atveju aš stengiuosi visais įmanomais būdais kompensuoti per tą nepakankamumo jausmą, per pastangas, per naujus kažkokius pasiekimus, per daug darimo, per daug siekimo. Ir iš esmės tikrai gyvenime gali būti nuveikta labai daug, bet kokia destrukcija gali nutikti. Labai dažnai tos moteris pervargsta ir labai stipriai pervargsta. Vat yra toks populiarus reiškinys kaip perdegimas. Taip, resursai jie yra baigtiniai, nes jeigu vat yra šita istorija, kad aš negaliu sustoti, aš negaliu atsipalaiduoti, aš turiu visą laiką daryti, ne, visą laiką kažkur judėti, visą laiką siekti, visą laiką kažką kurti, kažkur stengtis, tai kaip resursai atsistato? Sudėtingai. Bet pamenu, moteris pasakoja, sako, guliu ant masažo stalo ir jau galvau, atsipalaiduosiu, jau čia toks, jau savo pasidovanojau. Nu ir ką sako, guliu įsitempus visa. Ten ta meistrė, kuri masažuoja, sako, Dieve, tu kaip akmuo visa. Nes guliu ir galvoju, dar tą reikia padaryti, dar va ten reikia, dar va ir čia sukontroliuoti, sužiūrėti, ir va čia. Ir nes jausmas, kad jeigu aš atsipalaiduosiu, sustosiu,
viskas subirės. Tai yra vidinis išgyvenimas, ane, kad aš negaliu sustoti, nes tada, nu, tada visi ir supras, kad su manim kažkas blogai. Tada aš pasirodysiu silpna, aš tada pasirodysiu, ane, kažkokia nesusitvarkanti, o ašgi negaliu tokia būti. Ir dėl to atsipalaiduoti darosi neįmanoma. Ir kaip resursą atstatyti? Na, nedaug variantų. Galima labai dažnai ateinama iki tokio taško, kai nu, realiai nebėra jėgų. Ir tada kūnas, jisai fiziškai nebeleidžia tau judėti. Bet tu neturi jėgų iš lovos atsikelti. Neduok Dieve, dar ir kažkokia liga prisideda. Nes viskas perdega, visa sistema nuo per didelio krūvio. Rezultatas nepasiektas, ane, vis tiek ta tuštuma viduj liko. O kūnas pervargo. Ir va čia labai svarbus tas, va, kaip atpažinti kartais pavyksta. Vat būtent per tą atsipalaidavimo momentą, kai aš leidžiu savo nieko nedaryti. Arba užsiimti dalykais, kurie yra tik man. Ne, jie nu, niekam nesukels įspūdžio jokio. Ir kai aš tai darau kažką dėl savęs, ar nusiperku kažką dėl savęs, ar ilsiuosi dėl savęs, ar ten kažkur važiuoju, pradeda graužti kirminas. Nu, kažkaip ne taip tu darai. Dabar turėtum eiti, stengtis, projektus kurti, ten kažkur dalyvauti, o tu čia dabar kuo užsiimi? Tu dabar ką darai? Tu šiai leidi laiką. Bet poilsis labai dažnai yra suvokiamas kaip tuščias laiko leidimas. Ir be abejo, va tas kontrolės momentas labai stiprus, negaliu atsipalaiduoti ir turiu viską kontroliuoti. Nes jeigu aš nesukontroliuosiu, viskas subirės, be manęs nesusitvarkys, be manęs niekas nevyks ir taip toliau. Ir tai irgi reikalauja labai labai daug energijos, labai labai daug jėgų. Ir vėl grįžtam prie to paties, o kaip tas jėgas atstatyti, kaip resursą atstatyti, variantų labai nedaug. Na, lieka vienintelis tai miegas, ne? Ir tai toks, ne, geriau jo nebūtų. Vat. Ir galima be abejo, vėlgi tai nėra blogai, ne, toks noras siekti, turėti ambicijas, daryti dalykus. Tai yra labai sveikintinas reikalas ir labai smagu, kai žmogus juda, siekia, daro, gražu. Ir tikrai verta pagarbos, bet svarbu pačiai pamatyti, tai pamatyti, kad mano pastangos jos kuria grožį, jos kuria kažkokius nuostabius dalykus. Ir čia aš nekalbu apie pasaulinio masto. Galbūt aš savo kompanijoje kuriu kažką, savo darbe, o galbūt viešai kažką darau. Ir galbūt tai ne pasaulinio masto projektas, bet tai yra grupelė žmonių, su kuria aš dalinuos, kuriai aš duodu daug, dėl kurios kuriu kažkokius dalykus. Ar ten koncertuoju, ar skaitau eiles, ar rašau tekstus, vat kažką aš darau vertingo ir naudingo. Ir tai verta pasididžiavimo. Vat svarbu pačiai pamatyti. Bet va tas nepakankamumo jausmas ir vidinis perfekcionistas, jisai neleidžia to padaryti. Bet iš tų istorijų lygiai taip pat galima išeiti ir sukurti, tarytum, tokį balansą gyvenime, na, sąlyginį balansą, nes tobulo balanso turbūt neįmanoma pasverti lygiai. Bet kad tame būtų ir darymo, ir malonumo iš to, ir pamatymas, kad tu iš tikrųjų, vat, tavo vertingumo pamatymas ir
poilsis, ir atsipalaidavimas, ir gebėjimas pasielgti kaip nors spontaniškai, ne, vat išlaisvinti tą dalį. Ir tada tai nereiškia, jeigu aš atsipalaiduosiu, leisiu savo atsipalaiduoti arba susitarsiu su savo vidiniu perfekcionistu, juk tai nereiškia, kad aš viską mesiu daryti. Ne, aš galbūt padarysiu dar daugiau, bet su kita motyvacija, su resurso atstatymu, su leidimu savo atsipalaiduoti, pailsėti ir toliau pratęsiu ir kaip ir sakau, gali būti, gal aš dar daugiau nuveiksiu, bet viduje jausmas bus kitoks. Nes visų pirma ateina jausmas, o tada darimas. Ta prasme, per darimą aš to jausmo nesukursiu. Išorė manęs neužpildys. Aš galiu tik tai viduje susikurti tą e, savęs suvokimą kitą, kad su manim viskas yra gerai, aš esu pakankama ir aš niekam nieko nebeturiu įrodyti. Aš darau tai, kas man faina, todėl, kad aš tai pasirinkau, todėl, kad man įdomu, todėl, kad aš nuo to kaifuoju. O ne todėl, kad galbūt aš užsitarnausiu tą trūkstamą meilę ir įvertinimą ir pripažinimą. Tai va, tai jeigu po ambicijom, po dideliais reikalavimais, aukštais standartais slepiasi nepakankamumo jausmas, tuomet galima pamėginti pakeisti tą vidinę istoriją. Ir nemažinti, čia ne apie tai, kad aš dabar sumažinsiu standartus ir nebeturėsiu ambicijų. Ne, aš turėsiu ambicijų ir standartai mano nepasikeis, bet jausmas viduj pasikeis. Ir mano suvokimu tai yra labai labai svarbu. Nes aš asmeniškai aš turiu abi patirtis, kai aš dariau per bandymą įrodyti, tam, kad įrodyčiau kažką, tam, kad mane pamatytų pagaliau ir įvertintų ir pasakytų, kokia jinai faina, tam tikri žmonės. Įrodyti nepavyko, žodžiu, susidirbti pavyko visom prasmėm. Ir kas iš to? Vat ir nebuvo to rezultato. Ir kai pradedi daryti, vat, nu todėl, kad tu taip nori. Tiesiog todėl, kad tu taip renkiesi daryti. Ir tau faina tai daryti. Ir taip galbūt kyla labai tokių didelių idėjų, bet tu palengvai eini link jų, nes nebėra tikslo įrodyti kažkam, o yra tikslas praeiti tą kelią, būti procese ir ateiti galbūt kažkurią dieną ten, kur tu nori būti. Be jokių įrodymų, nes tu žinai, kad viskas su tavim gerai, tu esi pakankamai. Tai va, tai ir matau tikrai daugybę moterų, kurios per atsipalaidavimą nuveikia daug daugiau dalykų, negu per bandymus įrodyti. Ir jeigu šita tema yra aktuali, jeigu pastebit savyje, savo gyvenime tokias istorijas, tikrai verta su jomis kažką daryti. Ir jeigu jaučiat, kad aš jums tinku, esu paruošus tikrai nuostabų praktikumą, būtent praktikumą, žingsnelis po žingsnelio. Jisai yra nedidelis, bet labai stiprus, gali būti labai stiprus impulsas pradėti pokytį savyje, savo viduje. Ne išoriai, savo viduje, nes viskas prasideda nuo vidaus. Praktikumas laimė būti netobulai. Tiesiog rekomenduoju, išmėginkit, o toliau visada galima eiti giliau, stipriau ir dar tvirčiau. Tai turbūt šį įrašą tuo ir pabaigsiu. Linkiu Jums gėrio Jūsų akimirkose, saugokit save, saugokit šalia esančius ir iki susitikimo kituose įrašuose.